Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 850. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, ačiū visiems, kad pakomentuojate ir iš tikrųjų 150 laidų liko iki 1000. Neįtikėtina, tiesiog neįtikėtina, neįsivaizduojama kiekybė įvairiausių vagysčių, įvairiausių nesąmonių, įvairiausių piktnaudžiavimų, aišku, tame tarpe ir neįsivaizduojama gausybė ir gerų žinių mūsų šaunių atletų, sportininkų, šokėjų, menininkų, kitų sričių, sakysim, žmonių pasiekimų, ką irgi viešiname. Taigi, 850 laida. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū visiems, kad mus remiate, kad visose platformose mums suteikėte paramą ir važiuojame nuo, kaip čia jums taip pasakius, nuo iš tikrųjų įdomių žinių. Lenkijos prezidentas Navrockis buvo vizito Vokietijoje ir eilinį kartą, jau prieš kokius 6 metus jau buvo, išreikšta šita mintis, kad vokiečiai skolingi už antrą pasaulinį karą Lenkijai. Reparacijų pareikalavo zlotais kelių milijardų ir 1,5 milijardo doleriais. Tokios sumos, sakykime taip, nekūdos. Vokiečiai kol kas spardosi, bet šita mintis senai gvildenta, seniai va taip voliota tarp rankų, jau dabar tapo kūnu ir Lenkijos prezidentas oficialiai paprašė už Vokietijos antro pasaulinio karo metu padarytą žalą Lenkijai susimokėti. Ir jisai pasakė, kad tos pinigus skirs Lenkijos gynybai stiprinti. Va tokia naujienėlė, mūsų visa žiniasklaida sėli užpakaliukus suspaudus ir nežino, kaip dabar čia komentuoti, o aš neslepiu šito ir sakau, kad va čia dabar prasideda tokie, kaip čia pasakyti, politiniai, tektoniniai pasislinkimai. Nesakau, kad lūžiai, bet tokie pasislinkimai ir tai gali be abejo įtakoti Vokietijos, Lenkijos santykius. Navrockis, užsitikrinęs amerikiečių ir Donaldo Trumpo paramą, pasidarė pakankamai ryški asmenybė Europoje. Važiuojame toliau. Berliner Zeitung, toks laikraštis, praneša, kad Europos komisija patvirtino, kad korona vakcinos buvo paleistos be privalomo saugumo patikrinimo. Be pilno saugumo patikrinimo. Čia toks straipsnis yra Berliner Zeitung laikraštyje ir vertimą matote. Europos komisija pripažino, kad koronaviruso vakcinos buvo skirtos gyventojams neturint pakankamai saugumo duomenų. Austrijos europarlamentaras Geraldas Hauseris pareiškime klausė, kodėl komisija neinformavo piliečių, kad genetiškai modifikuoto vakcinų veiksmingumas ir saugumas, kaip nurodyta sutartyje, nėra garantuojami. Irgi Europos Sąjungoje įvairūs dalykai vyksta. Pfizergate, Europos komisija priversta pripažinti, kad COVID vakcinos buvo duodamos gyventojams neturint visiškų saugumo duomenų. Čia jau lietuviškas vertimas ir iš tikrųjų tokia informacija labai svarbi, o aš manau, čia paskutinė informacija ryškėja tokie dalykai. Aš priminsiu, kad Europos komisijos pirmininkė dėl Pfizer vakcinų milijardinių užpirkimų ir ten milijardinių sumų išleidimo tom vakcinom visai Europos Sąjungoje yra tyriama. Įvairios bylos jai keliamas už tai, kad jinai nuslėpė ir kad ten yra kažkokie neskaidrus ryšiai. O mūsų čia ta Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikėja. Aš nežinau, žiūrėkite, Seime sėdi su chirurginė kaukė. Dabar. Matot vaizdelę. Man klausimas, gerbėmieji, jums visiems. Ar moteriškė užsidėjusi chirurginę kaukę, ką nors ten operuoja? Nes jau seniai visiems aišku, kad chirurginės kaukės nuo jokių, sakysim taip, bakterijų neapsaugo.
Ir to labiau nuo to coviduko neapsaugo, tai jau sakė ir ministras Veryga, ir tai yra perteklinis visiškai elementas, reiškia kažką Seime operuoja, ne steriliuose sąlygose. Arba, būdama visiškai be nuovokos, nenuvoki mergaitė, nežinanti paskutinių žinių, kad kaukės nepadeda, jinai užsidėjo kaukę, sirgdama ir atėjo į Seimą, sirgdama kažkokią tai infekcinę ligą ir gali užkrėsti kitus Seimo narius. Kokio nenuovokumo yra ta Asanavičiūtė. Čia Asanavičiūtė, čia ta, kuri posėdžio metu vairavo ir policija sako, nu žinokit, galima naudojant telefoną vairuoti. Klausiu. Ar jinai operuoja, ar jinai sirgdama atėjo užkrėsti kitus Seimo narius. Europoje vieni procesai dėl to coviduko, Lietuvoje vis dar bando volioti durnių tos šventosios, išrinktosios Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionys demokratai partijos nariai. Ja. Daugiau komentarų kaip ir neturiu. Gal turėsime naujų žinių, kai sužinosim, ką jinai ten išoperavo arba ką apkrėtė, tada ir tie kiti turbūt pradės vaikščioti su kaukutėm. Ja. Mekstom. Irgi toks gali būti, jų čia toks brožiukas buvo. Mekstos bredis ir mekstos kaukytis. Važiuojame toliau. Спасибо за приглашение. Очень рад, что вы отозвались на наше приглашение. Ничего не скрываем. Ну, как видите, налаживается диалог с нашим политическим руководством. Хотелось бы, чтобы вы тоже активно посмотрели, дали активную оценку. Самые лучшие места, самые наблюдения, все, что интересует, все показывает. Что хотите, куда хотите, можете пройти, посмотреть, пообщаться. Хорошо, спасибо. Čia matėte, kaip į tas pratybas, karinės pratybas Zapad atvažiavo amerikiečių kariniai stebėtojai, JAV kariniai stebėtojai, pakviesti dalyvauti, atvažiavo, dalyvauja. Čia ir užsienio spaudoje, kaip matote, rašo apie tai, kad JAV kariniai stebėtojai dalyvavo. Man klausimas tada, mes čia, atsiprašau, su kuo? Jeigu amerikiečius pakvietė dalyvauti, stebėti tas pratybas ir jie dalyvavo, o mes kaimynai, ar mūsų nekvietė? Klausimas, ar mūsų nekvietė ir mūsų neskaito normaliais žmonėmis, ar kvietė, bet atsisakė? Kodėl amerikiečiai atvažiavo, kodėl mūsiškiai neatvažiavo? Amerikiečiai realiai rodo, kad atšilę yra santykiai Jungtinių Amerikos valstijų su Baltarusija, santykiai prasidėjo, bendravimas prasidėjo, nuimtos sankcijos Belavija, paleido politinių kalinių Lukašenka, o mūsiškiai kaip glušeliai, čia turiu omeny užsienio reikalų ministrą ir prezidentą, sėdė apsikabinę Cichanovskają. Ir gal jinai jam neleido važiuoti į Baltarusiją, nes jinai Baltarusijos prezidentė ir sako, šiukštoji mano valstybė, nevažiuokit, neišduosiu vizos. Ir nedavė Cichanovskaja, išlaikoma už mūsų pinigus Budriui ir Nausėdovui ir jų pasiuntiniam vizų važiuoti į josios Baltarusiją stebėti pratybų Zapad. Beje, iš jos irgi negirdėjau pareiškimo, kad jinai ten prieštarautų, ar jinai ten draudžia ten pas ją valstybei ten daryti tas pratybas, ar ką nors panašiai ir panašiai. Jo.
Dar vienas toks, kaip čia pasakyti, susibovė ir dar vienas pavyzdys, kaip mūsų tiek užsienio reikalų ministras, tiek ir prezidentas atrodo, ir Šakalienė, ir visa ta grėtinėlė, ta leftistinė, va tokia radikalios kairės grėtinėlė atrodo visiškai kaip mulkiai. Nu, kaip atrodo, tokie ir yra. Važiuojame toliau. Nausėda. Galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas. Čia prezidentas, nežinau, ką iš čia norėjo pasakyti, su humoru jisai seniai susipykęs, su konstitucija irgi susipykęs, su įstatymais irgi susipykęs, su sveika nuovoka susipykęs, kad negalvotumėt, kad čia kažkoks montažas, čia jo reali citata. Tai jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui, tai galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas. Sunku komentuoti jų sapalionės, juolab, kad ir prezidento patarėjas Nemuno Aušrą pavadino teroristais. Neturėdamas tam jokio pagrindo, nei teisėto, nei moralinio pagrindo, pavadino Nemuno Aušros partiją teroristais. Iš tikrųjų glumina, toks įspūdis, kad jie ten gerai kažką tai ir užgėrė, ir užžūkė, ir visų šitų jų vartotų medžiagų terminai vartojimo jau seniai buvo pasibaigę ir žūgimo toks riebus, o kai kur ir puvimo procesas persimetė ir į jų galvas. Tai, ką jie suvartojo. Bet pavadinti Nemuną Aušrą ir jų kandidatus į ministrus teroristais, tai čia reikėjo pakankamai būti trenktam ir po to parūkimo nukritus ant galvos ir nuo laiptų nudardėjus, tai bum, 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 ne kartą. Ne kartą. Stebina mane tokia apskritai konstitucijos pažeidimų tirada, tokia retorika, kas sveiko proto žmonėm iš tikrųjų nederama, nebūdinga ir tokio rango politikam iš vis neįmanoma. Net nesuvokiama, kaip leidžia savo prezidentas, marionetė, sakykim taip, su savo pimpačkiukais tais komentuoti didelio žmonių pasitikėjimo sulaukusią partiją. Apie 200 000 žmonių yra pavadinami teroristų rinkėjais. Čia tiesiog nesuvokiama, kaip elgėsi mūsų prezidentas, bet jisai labai apsinuogino ir akivaizdu, kad bandydamas sukelti vyriausybės krizę dirbtinai išsigalvotais reikalavimais, jisai tiesiog akivaizdžiai parodo, kad jisai dirba landsbergistam, kad jisai konkretus landsberginis valstybės griovėjas. Čia kitaip pakomentuoti šito neįmanoma, nes kai prezidentas pasako, kad jisai abejoja kažko ten kompetencijas ir jisai ten kebabų kažkokios tai, reiškia, frančizės veikėjų ar kažkokių kitokių neskirsi pareigas, tai aš tiesiog jam noriu priminti. Visų pirma, Dobrovolska jam tiko kaip ministrė, kuri neturėjo jokio išsilavinimo, nebuvo net advokato padėjėja, bukalaurė visiška ir moteriškė mergina be jokio išsilavinimo, be jokios patirties į teisingumo ministrus tiko, visiškai anglų kalbos nemokantis Anušauskas tiko į krašto apsaugos ministrus, darė gėdą išvažiavę į užsienį. Visiškai nieko nemokantis, nežinantis, ką ir prisipažino. Dulkys sakė, aš nuėjau į darbo pokalbį, pasakiau, kad nieko nežinau, nieko neatsimenu ir nieko nemoku. Jie sako, o mums kaip tik tokio ir reikia. Ir jį priėmė. Čia prisipažinimai yra ministro. Ir jam tiko išlėkęs iš ūkio ministro už piktnaudžiavimą tarnybą 6 milijonus litų mamai davė. Tai yra konkreti vagystė, konkretus nepotizmas, konkretus piktnaudžiavimas tarnyba. Jis turėjo nuteistas būti. Dėl to tik išlėkė iš darbo kreivys ministras, prezidentui tiko. Kokie yra jo kriterijai? Kokie
prezidento kriterijai yra ministrų. Jeigu jisai mokslų daktarą, ilgametį patyrus ir pasaulį pripažintą aplinkosaugininką įvardino kaip nekompetentingą būti aplinkos ministru. Čia jau be žodžių ir aš tiesiog jau aš ne kartą esu sakęs, prieš rinkimus esu sakęs, kad šitas žmogus, kai buvo banko patarėjų, banko prezidento patarėjų, jis aukščiau banko prezidento patarėjo ir nepakilo. Jo patirtis užsienio politikoje nulinė, jo patirtis vidaus politikoje nulinė, jo patirtis kaip ekonomisto yra kryptinga ir naudinga tik vienam jo buvusiam darbdaviui. Ką dabar ir daro Igničio istorijų ir panašiai. Apgailėtina. Čia aš patį švelniausią žodį panaudojau ir aš manau, kad jisai realiai nusipelnė visiškai kiauros. Va tiek yra priežasčių jam apkaltą daryti. Jis nusipelnė apkaltos. Važiuojame toliau. Mūsuose yra veikėjų, kurie maišo savo tautybę. Žydas, Zingeris Emanuelis, niekam nebijotinai šitą, jisai sako, mūsų kariai turi kariauti Ukrainai. Mūsų kariai turi būti Ukrainoje. Mūsų kariai turi būti kartu su Ukrainos kariuomenė ir su Ukrainos laisvės kovotojais. Klausimas, ar jūs tikrai galvojate, kad jisai kalbėjo apie žydų karius? Aš manau, kad jisai šitoje vietoje įjungęs durnių, vaidina lietuvį ir sako, žinokit, jūsų kariai turi kariauti Ukrainai. Čia mintis tai tokia yra. O aš manyčiau priešingai, reikia tiesiogiai priimti ir sakyti, taip, žydai turi kariauti Ukrainai ir Zingeris turėtų eiti pirmas iškėlęs aukštai vėliavą, pirmas ir turėtų visą savo šaiką susirinkti. Ir Omaną susirinkti, ir visus tenais šitos Liupšicus visus, ir jie sudarytų pilną tokį puikų batalioną, ir Šimon, ir Čmil, ir visą Seimo šaiką, jo tautiečių, žinokit, aš net asmeniškai užsakyčiau, jiems nieko nekainuotų. Orkestrą ir su to orkestru išlydėtumėm. Ir netgi jaučiu, kad atsirastų žmonių, kurie susimestų jiem ant spartano, kad jie greičiau pasiektų Ukrainą ir fronto linijas. Ir net, principė, savaitės bėgyje mes ir, įvertintumėm jų žygdarbius tenais, būtent kovojant už Ukrainos laisvę. Niekaip nesuprantu, kaip va toks atsisėdęs, veikėjas sako, noriu į karą, bet neina. Serijos, tik po jūsų. Mielas Emanuelį, jums visi keliai atviri, jūs labai dažnai skaidot į Izraelį, truputėlį nepataikot į tą Ukrainą. Nusipirkit trumpesnį bilietą ir bus Ukraina. Ir ten vietoj paprašykit draugų, jūs sodins į džipą, su džipu iškilmingai nuveš iš fronto liniją. Ir duos kokį nors pagaliuką ir galėsite tenait ir mušti tą, ką norėjot, tą, ką nepatenkinti. Ta, ką nepatenkinti ir kas jums ten nepatinka. Vat ir viskas. Dar kartą kartoju, žmonės apsimetę lietuviais, čia turiu omeny ir įvairiausias Čmil, įvairiausias Šimon, įvairiausius Landsbergistanus ir įvairiausius veikėjus, šaulių vadus, įcikus visokius, kurie sako, jūs tai netikri lietuviai, mes tai tikri. Va čia yra spektaklis. Jiems numovus kelnes paaiškėtų, kad vis dėlto jie netokie ir tikri lietuviai. Važiuojame toliau. Beje, prisimenant mūsų garbųjį prezidentą, tai jam reikėtų labai rimtai susimastyti, nes čia, žiūrėkite, balsavimas dėl jo, ar pritarėte Nausėdos sprendimui netvirtinti Nemuno aušros kandidatų. 70% nepritarė Nausėdos veiksmams. Jis save įsivaizduoja va tokiu imperatorium, tokiu karalium, tokiu nežinau, kuo jis save įsivaizduoja, bet jau žmonės daro tokius memus ir čia, žinot, jau, čia jau be žodžių. Iš tikrųjų, ponas Nausėda turi ramiai atsisėsti,
pergalvoti savo veiksmus, pasižiūrėti į veidrodį, pasitarti su žmona. Nežinau, ar jinai gerus jam patarimus duoda, panašu, kad blogus, turėtų įsivertinti, turėtų išeiti į gatvę, paklausti žmonių, bet čia šitas balsavimas beje LRT. Balsavimas LRT. Aš manau, kad pabandysim paleisti tokį balsavimą ir mūsų kanale, ir už kelių laidų, kai susirinks daugiau tų balsuotojų, apie 3000 dažniausiai susirenka, tada dar kartą parodysim, dar ir, sakysim, kitos auditorijos, ne LRT auditorijos balsavimą ir aš spėju. Čia mano spėjimas, aš spėju, kad nepritariantis Nausėdai bus daugiau kaip 70%. Ja, tokia situacija. Tai tiek šiandien, gerbėmiai, iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus. Ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek ir pervesdami paramėlę į VŠI Muzika Mundi. Apačioje po šito video aprašyme yra visi reikalingi rekvizitai, sąskaitos numeris ir ačiū tiem, kurie mus pavaišinate simboliškai kava, paspausdami tą mygtuką ačiū esantį čia apačioje širdelėtą ir taip tampate ir rėmėjais, ir mūsų kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų. Neužmirškit, po tamsos visada ateina šviesa. Ate.